Eko2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Labas rytas. Kalendorinį vasarį pradeda ir laida Statybų gidas. Na, tikėkime, kad žiema jau kažkaip, kaip sakoma, į pabaigą, paskutinis mėnuo prasidėjo ir tas intensyvusis darbymetis tikrai prasidės. Intensyvių darbų laukia ir būsimo mikrokvartalo gintariniai vakarai, būsimi naujakuriai, ir be abejo pirmiausia statybininkai. Kol kas vyksta pasiruošimo darbai, apie juos ir papasakosime. Nei vienos šiais laikais statybos negali apsieiti be medienos. Kad ir būrinį statinį jūs statysit, vis tiek medienos gaminys, ruošinys, ar tai kažkokia atrama būtinai bus jums reikalinga. Ateities statybose be abejonės bus, sakykime taip, vis daugiau ir daugiau medienos gaminių. Dėl ko? Ekologija. Grįžkime prie to, kad ekologinis pastatas, ekologiškiausi daiktai, jeigu paimti du daiktus į statybas, šiandien netgi su kolega esam kalbėję, tai yra akmuo ir mediena. Tai kad nei vienos statybos be medienos ruošinio ar gaminio neapsieisime. Mes neišimtis, priminsiu, gintariniai vakarai, Palanga Vakaro gatvėje, mes ruošiamės statybomis. Todėl mes priversti važinėti po visą Lietuvą, dairytis tiekėjų, rangovų. Labai tikėtina, kad pajūryje iškilsiančio mikrokvartalo gyventojai galės mėgautis gamtos apsuptimi. Viena, kad ir jūra visai netoli, o ir statybose ekologiškų akcentų tikrai nestiks. Projekto vystytojai siekia panaudoti kuo daugiau natūralių medžiagų. Todėl Šiauliuose veikianti įmonė, kurios gaminama produkcija jau beveik 10-metį vertina klientai įvairiuose mūsų šalies miestuose, bus pasirengusi pagaminti tai, ko reikės užsakovams. Iš gaunamų rąstų mes galim padaryti 1 arba 2 pjovimų medieną. Jinai tada skirstysis į 3 pogrupius: obliuota, sausa arba šlapia. Ir dar jeigu klientas nori, mes ją impregnuojame. Tai gaunasi 4 ciklai. Pirmas ciklas prasideda nuo viengubų išpjovimų medienos, antras ciklas, kaip ją padarom ant kitų aparatų, 2, o trečias ciklas, kaip jo darome į džiovinimą, paruošiame medieną. Po to, kaip grįžta iš džiovyklų, tada jau obliuojame, kalibruojame, kaip jau užsakovas nori. Pasakysite, kad supjauti norimo dydžio medienos gaminius nėra raketų mokslas, nesiginčysime. Tačiau jeigu jūs medienos apdirbimo įmonėje pradėsite vardyti reikalingų gaminių matmenis, labai tikėtina, kad išgirsite: palauk, mes gaminame tik standartinių matmenų, daugeliui tinkamus gaminius, o individualūs užsakymai ne mūsų specializacija. Mes pjaunam pagal projektą arba kokiam žmogui pagal žmogaus reikalavimą, kokį jisai nori, kokį jis pastatą statys, ar ilgį. Aišku, ilgį šiai dieną ilgesnė kaip 7,5 metrų mes dar neturim galimybės, maksas yra. Bet planuoju įsigyti įrenginį, kurie pjaus iki 12 metrų į rąstus. Iš kokybiškos žaliavos gaminama produkcija įmonė pristato užsakovams būtent tada, kai jums medienos gaminių jau reikia statybvietėje. Patikėkite, tai irgi svarbi abiem pusėms priimtinų verslo santykių detalė. Iki 20 kubų galima atvežti su savo transportu ir su savo iškrovimu. Virš 20 kubų jau tada turim samdyti kažkokį didesnį transportą, kuris veža galingiau ir pristato daug didesnį kiekį. Vežam visur, kur gaunam užsakymus, visą Lietuvą, ir vežėm biškį ir iki Latvijos, aplink Rygą esu vežęs pats asmeniškai, mažesnis apie 20 kubų, ką turim savo techniką. Pasak bendrovės vadovo, smagiausia dirbti, kai savo užsakymus pateikia žmonės pasiruošę diskutuoti su savo srities profesionalais ir žinantis konkrečius poreikius. Tada ir dirbti galima su polėkiu, jaučiant natūralios medienos aurą ir nepakartojamą kvapą. Kaip didelių ar mažų statybinių projektų organizatoriams nesuklysti, kaip teisingai sudaryti sutartis, kaip nepadaryti brangiai kainuojančių ir daug laiko atimančių klaidų, dabar papasakos mūsų laidos teisės rubrikos konsultantai. Turbūt sutiksite, kad net vienoje šeimoje kyla nesutarimo ir bent jau nuomonių skirtumų, kai pradedate arba vystote bet kokį statybinį projektą.
O ką kalbėti, kai objektas didelis, kai jam reikia daug ir netgi labai daug lėšų. Ir kai bendri partnerių interesai kartais pradeda skirtis. Nekilnojamo turto projektų, ypač didelių, vystymas akivaizdu yra sudėtingas procesas. Viena vertus visų darbų atlikimas nuo pradinių planavimo veiksmų iki galutinio jau gauto rezultato pardavimo ar kitokio realizavimo veiksmų reikalauja labai plataus spektro kompetencijų, kurių rinkos dalyviai, ypač mažos bei vidutinės įmonės, gali būti nebūtinai sukaupę. Kita vertus, konkrečių darbų atlikimas reikalauja finansavimo, kuriuo ir vėlgi įmonės gali būti nepajėgios užsitikrinti tradicinėmis finansavimo priemonėmis. Dėl šitų priežasčių, kaip rodo mūsų kontoros praktika, dažnu atveju rinkos dalyviai nusprendžia nekilnojamo turto projektus vystyti bendrai, tai yra sujungdami savo žinias, kompetencijas bei finansus ir įsteigdami bendrą įmonę. O tokiais atvejais, siekiant išvengti partnerių tarpusavio ginčų, kyla poreikis sudaryti tarp partnerių papildomą sutartį dėl projektų įgyvendinimo aspektų bei bendros įmonės valdymo. Tai yra, kyla poreikis sudaryti taip vadinamąją bendros įmonės akcininkų sutartį. Tokioje bendros įmonės akcininkų sutartyje visų pirma turėtų būti aiškiai ir detaliai aptartos kiekvieno partnerio kompetencijos įgyvendinant bendrą projektą, kas yra ypač svarbu, kadangi bendros įmonės įsteigimas pats iš savęs jokių įsipareigojimų partneriams šioje vietoje nesukelia. Kita vertus, akcininkų sutartyje taip pat turėtų būti numatytos ir bendros įmonės finansavimo taisyklės. Šiuo atžvilgiu nereikėtų apsiriboti vien abstrakčia nuoroda į partnerių, galbūt iki sutarties dar derinimo patvirtintą kažkokį projektų įgyvendinimo biudžetą, bet taip pat reikėtų įsispręsti ir tokius klausimus, kaip papildomai finansavimo suteikimas susikloščius nenumatytom aplinkybėm, kas ypatingai yra svarbu, jeigu vienas iš partnerių, o galbūt netgi ir visi partneriai neturi pakankamai finansinių galimybių tokį finansavimą užtikrinti. Taip pat akcininkų sutartyje reikėtų nepamiršti aptarti pelno gauto iš nekilnojamo turto projekto įgyvendinimo paskirstymo klausimus, kas yra ypač svarbu, jeigu vienas iš partnerių bendroje įmonėje dalyvauja mažumos akcininko statusu, nes tokiu atveju, kaip žinia, mažieji akcininkai neturi galimybių daryti įtakos sprendimų dėl pelno paskirstymo priėmimui. Galop akcininkų sutartyje taip pat reikėtų nusimatyti ir taisyklės, kaip turėtų būti priimami korporatyviniai sprendimai, kaip turėtų būti teikiama partneriams informacija apie bendrovės veiklą. Šiuo atžvilgiu reikėtų suderinti du, sakykime, taip prieštaraujančius interesus. Viena vertus pačios bendrovės interesą, kad jos veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas nesustotų. Ir atitinkama jos vidinė informacija nebūtų atskleidžiama jokiem tretiesiem asmenim, bet kita vertus ir pačių partnerių teisėtą lūkestį dalyvauti bent jau esminių korporatyvinių sprendimų, tokių kaip dėl įstatinio kapitalo didinimo, dėl nekilnojamo turto pardavimo, nuomos sąlygų ir taip toliau, priėmime, bei žinoma žinoti bent jau esminę informaciją apie įmonės vidaus reikalus. Nes pagal tą informaciją jie atitinkamai priima ir atitinkamos investicinius sprendimus. Ir galop reikėtų nepamiršti, žinoma, akcininkų sutartyje įsispręsti bendrų higieninių aspektų, tokių kaip konfidencialumas, ginčių sprendimo tvarka, sutarties pažeidimų klausimai, atsakomybės klausimai ir panašiai, nes nuo viso to priklauso tiek partnerių interesų užtikrinimas, tiek, žinoma, paties projekto įgyvendinimo sėkmė. Visiems nekilnojamojo turto projektų vystytojams mūsų laida linki kuo didžiausios sėkmės. Tačiau nepamirškite, kad ir uždirbtą pelną dalintis reikėtų tokiomis sąlygomis, dėl kurių esate susitarę. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperinkite kanalo, po kelių minučių mes vėl susitinkame. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.
Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir kol kalendorinė žiema ir šaltis dar nesibaigė, dar viena proga ir ko gero galimybė bei naudinga patirtis pakalbėti apie tai, kaip reikia pasirinkti šildymo sprendimus, kurie žiemos mėnesiais užtikrintų ir komfortą, ir jaukumą namuose. Lietuvoje žiemos moka nustebinti. Kartais drėgmė ir teigiama temperatūra, o kartais taip užspaudžia šaltukas, kad net tvoros braška. Tad reikia pripažinti, kad mūsų komfortiška kasdienybė didelė dalimi priklauso nuo turimos šildymo sistemos. Kad ir kaip beskaičiuotume, šildymo sezonas dažnai trunka net 6, o kartais ir visus 7 mėnesius. Todėl apie patogią šildymo sistemą ir jos privalumus kalbėti tikrai aktualu. Juo labiau, kad tokios sistemos yra ilgaamžės, o tinka jos įvairiems būstams. Mūsų šio reportažo herojus už savo pečių jau turi ne vienos žiemos patirtį. Ir pripažįsta, kad pasirinkęs savo namui geriausią šildymo sistemą ir kitokios neieškotų. O ir šildymo išlaidos negąsdina. Tai yra labai patogu balonai, sakykim, ir atvežimai visi pakankamai gerai. O kainos santykių, pas mane čia yra 65 kvadratai būtų ir per didžiausius šalčius kainuoja maždaug 70-75 eurai. Tai yra labai patogu. Nereikia nei malkom kūrenti, nei nieko. Čia, sakykime, baigėsi 3 balionai, GPS sudirba ir po 3 dienų pristato kitus 3 balionus. Tai patogumo atžvilgiu yra labai patogu. Ir šiuo metu tai greičiausiai nieko nekeičiau, nes tai yra geriausia. Pašnekovas vertina minimalę sistemos priežiūrą ir visada užtikrinta vienodą patalpų temperatūrą. Jokių papildomų rūpesčių visai nepriklausomai nuo to, kiek laipsnių už lango. Be to, šildymo dujomis sistema tinka ir naujiems, ir senos statybos namams. Ypač gal rekomenduočiau, kur, sakykime, turi sodybas, namukus atskirus, tai yra labai patogu. Pakol kas, sakykime, kaip pakankamai šaltas pas mane yra namas, tai rekomenduočiau tik dujas. Nes oras vanduo yra per brangu, nes sunaudoja daug elektros, o dujos kaip ir minimaliai tai išeina pakankamai gerai. Kaimynam truputį pavart prisieina ir atvežtų malkų, po to susikraut, po to susikapot. Turi bėdų, sakykime taip. Čia yra visiškai nepatogu. Tai aš to sprendimo nepriimčiau ir tai nedaryčiau. Niekados. Aš savo kaip ponas. Įsikviečiai, GPS sudirbo, atvažiavo, pakeitė ir viskas gerai. Norėdami išsirinkti šildymo sistemą, visada į pagalbą pasikvieskite specialistus, kurie patars ir parinks tinkamo galingumo ir funkcionalumo įrangą. Tačiau ne ką mažiau svarbu, kad įrangą pardavus įmonė užtikrintų jos profilaktinę priežiūrą. Esant reikalui išspręstų techninius klausimus ir užtikrintų sklandų sistemos darbą. Tikrai rekomenduočiau, nes ir meistrai dabar pas jūs atsirado Sauridoje, kas liečia katilus reguliuoti, tai tikrai gerą turit meistrą, tai kas Vilniaus regione, tai, sakykime, puikiai sureaguoja, atvažiuoja, padaro, sutvarko. Tiesiog patogumas. Įrengti šildymo dujų balionai sistemą galima per 1 ar 2 dienas. Tad nors žiema ir nesibaigė, priimkite teisingą sprendimą ir pradėkite naują etapą. Etapą, kuriame namuose bus daugiau šilumos, mažiau rūpesčių ir kur kas daugiau laiko savo pomėgiams. O laidos pabaigoje dar viena konsultacija. Ką patartų matininkai, kad nenusipirktumėte katės maiše? Kartais sklypas atrodo patrauklus, vieta gera, kaina priimtina, tačiau paaiškėja, kad jame statyti namo dėja negalėtumėte. Kaip nepadaryti klaidų, dabar ir sužinosite. Pamatę viliojantį sklypą patrauklioje vietoje arba susigundę skelbimų nekilnojamojo turto prekybos portaluose, neskubėkite mokėti avanso ar sudarinėti sutarties. Ir mažas objektas, ir didelio projekto erdvė privalo turėti tvarkingus dokumentus. Antra vertus, įvairių registrų dokumentuose reikia žinoti, į ką privalu atkreipti dėmesį. Ir ar tie jums pateikiami dokumentai visada yra tikslus ir leis jums patikusiame sklype vystyti tai, ką norėtumėte, gali pasakyti ne tik architektai. Labai dažnai bene pirmoji grandis yra matininkai, kurie gali įvertinti ir padėti jums susitvarkyti registruojamą nekilnojamąjį turtą arba suteikti daugiau informacijos apie jums rūpimą sklypą arba statinius sklype. Nustatyti posūkio koordinatės, statinių koordinatės, sklypo ribas, naudmenas ir taip parengti planą bei kadasinę bylą ir ją užregistruoti registrų centre. Statinių taip pat irgi išmatuojam patalpas, patį statinį, surenkam medžiagiškumą statinių
apskaičiuojam plotus, tūrius ir taip pat paruošiam kadasinę bylą ir žmogus eina į registrų centrą ir registruoja registrų centre. Ir tad patampa jų nekilnojamojo turto objektų. Pirmiausia, reikia žiūrėti dokumentus, tai yra žemės sklypo planą, registro išrašus ir žiūrėti, ar yra kažkokie tai nustatyti apribojimai. Žiūrėti, ar nėra nustatyti tam tikri servitutai, kurie ribotų, tarkim, norimą statybą ar kažkokius projektavimus darbus. Taip pat žiūrėti, ar nėra sklypas regioniniam parke, kultūros pavelde. Žiūrėti, ar nėra šalia einančios magistralinių dujotiekio ar naftotiekio apsaugos zonose, po to sanitarinėse zonose. Viską reikia žiūrėti. Aišku, kaimo vietovėse, darant kaimo plėtros projektus, reikia gal pažiūrėti melioracijos tinklus. Daugiau nei 20 metus veikiančios įmonės vadovas pripažįsta, kad net šiais technologijų laikais yra darbų, kurių nuotoliniu būdu neatliksi. Kas yra kadastriniai žemės sklypo matavimai, tai mes anksčiau buvo preliminarūs, netokie tiksliais matavimais parengti planai ir nugrąžintos žemės. Tai dabar atnaujinimas su naujais matavimo prietaisais, tai yra GPS imtuvais ir tachiometrais matuojami žemės sklypai, nustatomas tikslės ribos, derinamas su kaimynais ir tada jau galima tvirtinti su žemėtvarkos skyriumi pagalba ir registrų centro tuos planus naujus. Aišku, be abejo, reikia kviesti gretimų žemės sklypo savininkus, gauti ir jų pritarimą naujai formuojamai sklypo ribai. Taip ir užbaigiami kadastriniai matavimai. Jeigu jūsų sklype atsiranda naujų statinių arba komunikacijų sprendimų, matininko pagalba irgi bus būtina. Jūs savam sklype įsirengėt vandentiekio tinklą, būtinį nuotekų tinklą ir jūs norite į šitą objektą užregistruoti registrų centre. Tai yra pirmiausia žingsnis, geodėzininkas jau nuvažiuoja, padaro išpildomąją nuotrauką, tai parodo faktą, kaip yra tinklas paklotas. Ir tada matininkas parengia kadastrinę bylą su tam tikrais rodikliais, koks vamzdis, kokie diametrai ir po to užregistruojama registrų centre. Ir tas daiktas turi unikalų numerį ir jis jau turi tam tikrą vertę. Dabartinės technologijos leidžia atstumus matuoti ypatingų tikslumų. Bet juk sutiksite, kad statybose kelių centimetrų paklaida dažnai vadinama norma. Be to gali būti pakeista kurių nors patalpų paskirtis. Pavyzdžiui, garažas tampa gyvenamuoju kambariu, o mažas langas pavirsta erdvę praplečiančią didžiulę stiklo vitriną. Daromas projekto korektūros, yra leistinumai, pavyzdžiui, pasto tūris, gabaritai, sklypo atžvilgiu, jeigu paklaida yra iki 20 cm, tai yra leistina paklaida. Jeigu nuo 20 cm iki metro yra, tada galima rengti A laidą, tai architektai parengia projekto korektūrą ir su A laida perderina tą projektą. O jeigu virš metro jau yra paklaida, tai tada jau automatiškai naujas leidimas, naujas projektas. Matininkų ir geodezininkų paslaugos nėra pigios. Todėl logiška, kad už tokią kainą norisi atitinkamos kokybės. Kiekvienas matininkas ir geodezininkas turi pirmiausiai turėti kvalifikacijos pažymėjimą. Tai mes juos kas 3 metus turim atnaujinti, tobulinti savo žinias. Tai va čia pirmas žingsnis, kad matininkas arba geodezininkas turėtų kvalifikacijos pažymėjimą. Kitas gal dalykas renkantis, tai turbūt rekomendacijos. Tai pažįstamų, giminių ar artimų žmonių rekomendacijos. Ir po to, aišku, pasidomėti apie pačią įmonę, kurioje mieste dirba, kiek darbuotojų dirba, nes šitą priklauso jau to truputį terminai, nes vienas matininkas, aišku, daug greitai visko nepadarys, tai geriau rinktis, kurie yra didesnės įmonės, kurios turi daugiau matininkų, geodezininkų, taip ir atsirinkti gal. Matininkų temos mūsų laida į gilų stalčių tikrai nedės, nes jų paslaugų reikia ir namų, ir sklypų, ir butų, ir biurų savininkams. Todėl apie matininkų darbų subtilybės bei ypatybės papasakosime ir artimiausiose laidose. Dėkojame visiems laidos Statybų gidas žiūrovams. Visus mūsų laidos reportažus galite rasti YouTube paskyroje, o visas laidas pamatyti tv3play.lt platformoje. Mes su jumis susitinkame lygiai po 7 dienų, kitą šeštadienį tokiu pat metu. Likite sveiki ir nesušalkite.
Eko 2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.